Kurva. Geras šlakys. Filmuoji, o, filmuoji. Pa. Kaip taptų čia. Į čia jaučiu, kai nerčiu. Tai paimkime čia. Ką, ištraukė. Kažkokios vietos, blė, nepatogi. Varyk. Labą rytą, draugai. Šiandien yra šeštadienis, ankstus rytas, lietus. Čia vyksta lašadienis. Kolega dalyvauja. Aš irgi važiuoju šiaip pažvėjoti. Nors taip tingėjau keltis ir toks lietus. Nemalonus oras tiesiog. Bandysim, minėje per aukštas dar vanduo daugumai vietų. Turiu arba aukštai važiuoti, arba surasti seklesnės tokias dalis gal kažkokias. Tai pažiūrėsim, kaip ta minė atrodo. Važiuosim link Ragaušio daugumą, kas žino, į tą pusę vis aukščiau. Žemai tiek nesileisim jau. Čia kad ties Gargždais ar dar žemiau netgi, nes tikrai aukštas vanduo. Daug kas rinksis dar Veiviržą, nors Veiviržas irgi yra nugaudytas, tai matysim, kaip seksis. Tai va, o šiandien esam paruošę kaip visą laiką jiems begalę voblerių. Turiu 4 dėžės nuo įvairiausių gamintojų, turiu netgi blizgių, turiu dar porą voblerių, žinau kur įmetęs. Tai, sakykim, porą radau netgi, Šventojais sugebėjau nukabinti. Tai tiek žinių, na ir bandysim sugauti tą margašonį šlakį. Kaip seksis, pamatysit laidoj. Manau, šį savaitę grįžiuosi tik vieną kartą, tai jį paseks. Ir vėl darbai, tai va tiek. Nu dabar ką, susitinkam prie vandens. Reikia atsigauti kažkaip. Ir viskas. Visiems čiau. Na ką, einam prie minijos. Esu aukščiau Kartinos, gal daug kas žino šitą vietą. Pamėginsim čia praeiti biškį. Paskui matysim, kas gausis. Važiuosim gal dar kitur. Nežinau, bus vanduo. Tai matysim. Nu dabar ką, uždėjau padlą pakokas. Rodo mini 1,77 m prie Kartinos. Gan dar aukštas, čia jau žemas. Čia jau kaip ir geras toks kaitrus vanduo bus. Tai matysim, kaip čia seksis. O dabar ką, lekim. Neiškraunam kamerą. Na ką, mačiau visą šlakio gražų išėjimą. Šoku į orą. Atrodo mėčiau, nieko. Pys prie nendrį, ten tik tai kai orą šoko. Reiškia, žuvies yra. Vanduo jau gan skaidrus. Kibimą dar neturiu. Pirmą žuvį pamačiau. Tikiuosi, kad ir žuvį skibimą gausiu, nes jau yra beveik 10 ryto ir dar nebarš. Dabar sudėjau barbę timoną. Čia viršui nėra didelio gylio, tai bet žuvies tikrai čia aiškiai yra. Su gražumu iš čia, aišku, čia graži vieta. Taip turėjo būti, kas kažkur žuvis turėjo stovėti. Ten matau, pavyzdžiui, plauna čia vanduo, srovė eina. Stoja tas vanduo ir kito kranto, kaip tik ten nendrynas einas visas, kaip sakykim, pratekėjimas. Kitoje pusėje, kaip tik mes turime ten va medžius. Tos vadinamos zocepos. Stengiuosi link jų domesti ir tikėtis, kad po tais medžiais kažkur bus pasislėpęs tas šlakys ir jisai sureaguos į voblerį. Kol kas nieks nereaguoja. Ir matas labai daug praeita. Įdomi, kad iššoka taip. Tada priekrantį šalia, bet neima. Ir va stalimi metimai stengiuosi daryti tolimus ir vesti. Kartais užtvičina, nes srovės nėra. Pajudinu šiek tiek. Tai va tokia įėjime prieš akmenį, va ten ant kampo stovėjusi. Aiškiai jis ir stovi čia kažkur. Tik tais, kad jau pasibaidė, iššoko jis kažkur nuėjo kitą vietą. Gal grįžti ten pat atsistos, gal ir ne, bet aš jau nerizikuosiu gaudyti. Jeigu neėmė iš karto, tai
gal ir neimsi vėliau. Kol neužeisim žoras. Noras pakils. Ką nors atakuoti. Na ir viskas, ką bandom. Jo, veikia, GoPro dabar. Buvo įsijungę, žinai ką? Fotiką įsijungiau. Nu ką, turim šlakį pirmą. Gražus. Bent jau srovė gerai spardas. Nedidelis. Jo, bet smūgį gerą turėjau. Jau čia pat ir kažką. Ar gražus? Ai ne, gražus šlakys. Po kavaro, žiūrėjau. Geras sudėlėma, tai visas aplipęs. Žiūrėjau, žvakį šią noriu daryti. Bet kad davė pradžioj, tai tik makti. Opa. Atsigavęs. Nu, eik čia. Tikėjau, kad čia turi būti. Jau galvau, turi brečia gerą, žinau, šlakys. Pa. Tai žodėguos čiupsim. Op, yra. Все. Opa. Gražus šlakys. Koks 70 turi. Biškis sulenkis buvo. 70. Nu va. Ką šis skambina dar man? Nu, plemba, draugai. Turi žuvį dabar. Nu, gerai. Jau skambinėja, kada grįši. Nu, lyg tai dabar veikia. Все, palauk dais. Bet nesakyk, tai čia, žinai. Nu, va, opa, dėspėjau, bleka galingai nuvarė. Yes. Irgės daug turėjo šitas. Taigi, apie patį pravedimą. Nu, visą laiką darai vėduoklę. To vietoj pamiršau nufilmuoti iš tikrųjų, kai pagavau tą šlaką 70. Bet buvo toks susiaurėjimas, realiai to vietoj išplatėjimas ir srovė eina per centrą. Ir man kaip tik voblį reikia laikyti per centrą. 4 ir 3 metimai ir stiprus smūgis ir šlakas mano rankose. Tai vat, paėmiau vieną žuvį, jau sakykim, 1-0 mano naudai. Aišku, jinai paleisti, ne tai, kad pasiėmiau. Turėjau omeny, kad pagavau. Na ir dabar einam ieškoti vėl vietų, kaip eiti prie upės, nes labai daug šabakštynų čia. Viršui nedažnai aš gaudau, bet šiandien nusprendžiau pamėginti paieškoti naujų vietų. Per vieną vietą, vieną taškelį radau, superinį tokį. Ten dažnai turėtų būti žuvis. Nu, dabar, kaip matot, primena nerį. Traunės vietas, tokiuose net nebandysiu. Ieškosiu tam tikrų vietų, kur galėtų tikrai būti žuvis ir ten aš gaudysiu. Tai tiek. Nu, dabar reikim. Tikiuosi, kad bus žuvis antra. Ir tada jau tikrai... Yes, yra žuvis, yra žuvis. Opa, šlakis. Ai, gražus šlakis. Ujop, tai yra ant songo. Ką aš čia daro? Yes. Kai neina patraukti. Šėjėjo kažkur. Ai ne. Atsigulė. Bliamba gera bus žuvis. Hebrytė turim žuvį. Pareina. Opa, čia bus didelė žuvis, gal net lašiša. Nu gal, perdėdu, bet kažkas didelė tikrai. Labai jau. Ai ne, aš lakį 70 koks. Labai srovė tiesiog didelė. Ciongo atsistojęs, nepasiduoda. Gražus šlakis. Ir negaliu ištraukti. Tikiuosi, kad gerų kampų filmau, nes. Opa. Oi, didžiulį šlakį turi. Opa, gerulį šlakijas. Vos įsikabinės gali ir nueiti.
Taip atsargiai pamušė, bet vis tiek įsėda. Biški dar laikos ant kabliuk. Aik čia. Ai. Na. Atsargiai. Opa yra. Oi, gerulis. Nu ką. Turim antrą didelę žuvį. Tik nežinau, ai gal eisim ten. Oi, tik dėžutės masalų. Opa. Nu. Tikrai gražus šlakys. Superinis. Atsargiai. Nu va, žiūrim, kokį mes turim. Turim 72 šiandienas. Dar vienas 70-ukas. Nu ką, pasidarysim nuotrauką. Na ką, 70 cm antras šiandienas. Gražuolis. Apa. Gražuolis. Jo noriu, opa, kai varė. Yes! Yes! Tik nežinau, gal apsivertė bišį kamerą. Nu gal atversim. Šiandien 2 po 70. Opa. Nevaikiškai kalė. Teko pakovoti gerai, bet ištraukiau. Nu ką, vandens biškį prisėmiau visur. Visas esu purvinas kaip. Nežinau, kiaulė. Žvejų nemažai, bet 2 yra. Nu ką, dar biškį praeisim ir namo. Ai, apie pačią vietą iš tikrųjų. Sakiau, kad kai pagausiu, nufilmuosiu, to biškį išjungsiu. Na ką, esu prie upės. Matomumas gan dar toks pusė velnečia. Žodžiu, vieta tokia. Mato, šiek tiek upė sukasi, centre yra srovėje. Ir gaunasi iš to posūkio dar toks sukimasis. Ir ten realiai srovė keičiasi mano pusę. Tai va, ant tos srovės, kaip keičiasi mano pusė, išlaikinėjau, jaučiu tik atleido, mak tik tais. Pastumė, pasitikrina ir tada tik tai smėgė. Tai išlaukiau kaip smūgio, tada pasikirtau, na ir visas procesas taip ir vyko. Nors dabar ką, vieną turim žuvį. Iš kitos vietos einam toliau. Na ką, draugai, šiandien viskas. 2 šlakiai po 70. Kiek skambino kolegai, ne kažką buvo. Na, bet žiūrėsim, gal iki vakaro jis kažką pagavo. Vicas esu murzinas, įsivuliuojas tose purvuose. Su tais batais taip slidu buvo, kritau porą kartų ir šlakiai buvau ištraukęs. Tikiuosi kažką gero nufilmau. Tai vat. Ir matysim, kaip ten seksis, sakant, kitą savaitę. Rytoj jau nežvejosiu, rytoj su draugė praleisiu laiką, tai kitą savaitgalį. Tai žvejokit, gaudykit, tikrai eina pagauti. Tik reikia įdėti daug darbo. Na va, sutikau ne vieną žveją, šiandien nieko nepagavo. Aiškus, praktikos reikia ir supratimo, ir žinių, ir šiek tiek reikia pačiam paprotauti kiekvieną kartą po žvejybos. Kodėl kybo, kodėl nekybo, koks vandens lygis, viską reikia susidėti. Ir per daug metų tada pradedat perprasti visą tą žuvį. Nors jos ir šiandien viršui, kur buvau, nebuvo tiek daug. Vieną kitą, mačiau išėjimą vieną, kurio nenufilmau, paskiau mačiau, po išėjimo nieko, tada pervažiavau kitą vietą, susitikau su kolega senu. Mes su juo praėjom, tai man vienas šlakys 70, viskas gražiai. Aišku, jis nenufilmau, pradžiai buvo fotiko nustatyta, tai fotiką paspaudžiu, bet traukdamas greit persijungiau, tai turėjau kažkiek nufilmuoti patį traukimą, nors jis nebebuvo jau toks agresyvus pradžioj, davė džiazą, bet, nu, su ta GoPro vis laik man padėjo. O vėliau sekė vėl nekiba, tada, žodžiu, kolega išvažiavo namo, aš dar pasilikau ir maždaug apie 2:30 maždaug tokiu laiku turėjau dar vieną kibimą, sekė toks kibimas labai atsargus, tikt,
ir paskiau tik smeigė. Tai jis įbaksnojo į woblerį, bet nebandė žiūrėti. Bet vis tiek užkabino šį ant galo. Pasifotkinau visą kitą, tai žiūrėsim, ką GoPro nufotkinam, ar geros fotkas gavos ir viskas. Šiandien sudirbo aštunkės vivingros. Kodėl aštunkę rinkausi? Vien dėl to, kad labai didelė srovė. Aštunkė taip, jinai giliai neužnerė, šiek tiek mažiau užnerė nei septynkė. Bet yra kits niuansas, kad jinai mažiau agresyviai dirba ir ilgiau šiek tiek srovė įsilaiko. Dar galim pareguliuoti tą šiek tiek liežuvėlį ir padaryti, kad jau kai labai stipriai vibruos, stengsis eiti į priešingą pusę nuo krantą, taip išlaikome bent jau keliom sekundėm ilgiau upėje, tai turim daugiau šansų, kad šlakys pamatys ar visgi pasirašys atakuoti. Ir aišku, dar tikrai visa minija nėra nugaudyta, tai važiuokit gaudyti, nes tikrai aukštas vanduo šiandien dabar lyt pradėjo, tai gali būti, kad dar ir kilstels vandens. Veiviržas jau šiek tiek nudaužytas, bet irgi ten dar gan geras vanduo buvo, tai manau, kad ten dar irgi galim pagaudyti vieną kitą žuvį. Kitos upės šiek tiek jau per žemas. Tai tiek. Na ir susitiksim, manau, kitą savaitę. Reikia atiduoti draugiai duoklę, jau mažiau žvejoti. Šiek praleist laiko ir karto. Apsikirpti, važiuosiu šiandien kaip tik. Ir žiūrėsim, ką varžybose sugavo tie konkurentai mun. Ar tikrai tie konkurentai jau prigaudė šiandien, ar visgi tokia pati diena. Ir ar du po 70 cm galėsiu pažiūrėti turnyrinį lentelį plius minus, kur aš būčiau. Tai va. Pavargau. Tikrai ne 1 kilometras buvo nueitas. Bet atsipirko. Tai tiek. Na dabar ką, eiti sekančią? Beveik. Nu va, apie šiam 9. Nu va, paleisim dabar jį. Ten pat, kur ir užkybo. Kas čia užkybo man dar? Blet. Kažkokios vietos, blet, nepatogios. Varyk. Agresyvus toks, blet, vis pailsėjęs, mat visą dieną atgulėjęs. Čia vedžiau kokį antrų metimų, o čia prieš pat krantą man. Es sakau, jie čia kimba įdomi. Jiems šį dzinį yra. Nes aš irgi ten vedžiau, žiūriu srovė, čia daugiau eina palei mūsų. Nu, bet jisai neaišku, kur buvo, gal čia po medžių kur. Gal parsivijo ten. Matyt, parsivijo, jo, žiūriu toks. Mokt ir, žinai, kažkas užžižuravo, pakirto yra, bli. Gal čia dar kažką veikia, man tas paskaičia. Eurokešas spendiniai. Nu, arbatą suveikė. Visgi atsidariau. Nu, pakol kas kiek žvejybų turėjau vieną, tik tais tą nerealizuotą, taip tais jau. Ai, vakar vienas atikabino, jau kiek 4-5 kibimus per sezoną turės. Nu, gaudom. Žodžiu, visur patikinam šventoje kokius, nežinau, kiek žvejų, gal 200. Atmėčiau visur, žodžiu, atvažiavom į Kilpas. Kilpas irgi pilna žmonių. O kažkas ir eina iš galo kaip tik. Na ir va, tokia vieta. Kilpas ir biški taip viskas gautas. Jis gali bet kur kibti. Tai man kibo visai palei pat krantą atsivijo. Tai jau prieš išėjimą į posūkį prasivilkau. Capt ir yra. Tai va, turim vieną žuvį. Šiam 9 cm šlakys. Vakar kibimas nenufilmau, nes kelias sekundės palaikiau. Ir šiandien va tas šlakys, vakar dar lydekėlę turėjau. Ir sudirbo rožinį su balta, nors realiai bandžiau naturalkiam, kažkaip nereagavo. Ir dabar pagavau visas dėlėm aplipęs šlakys. Tai irgi toksai įnoringas. Nu bet dar gal praseisim šiek tiek, bandysim, kaip sakant, pagauti. Nu ką, varom toliau, bandom, žiūrėsim, gal antras bus. Liepk. Da. Nu, alio. Vieną ką tik ištraukiu per visą laiką, 70. Nu, bet... Jo. Ir iškartina skaidrus vanduo, čia tokia viena graži vieta buvo su duobė, kaip pisa.
Ir dabar paleidinėjai. Ple, GoPro tik nežinau ar veikia. To pavyzdžiui.